Gerai, laba diena. Kaip ten sakom, laba diena tautiečiai. Taip, turime asmenį, turime galvą ir turime kaklą. Labai lengva yra nustatyti, kada mums jau kaklo sritis nėra geroj pozicijoje ir gali sukelti už kai kurio tai laiko skausmą. Jei mes darom linkimą į kairę pusę, matome, kad amplitudė jau šitoj pusėje yra maža. Reiškia, ką reikės daryti, reikės ištempti šitą pusę, dešinę pusę. Amplitudė į dešinę pusę gal biškutį yra didesnė. Žiūrim rotaciją. Rotacija principai yra normos ribose, nei didesnė nereikalinga. Į šitą pusę jinai yra biškai mažesnė, tiesiog mes ir spalmo yra įsitempę. Žiūrim, kimas atgal. Atitinka anatominius standartus ir šičias smakras turėtų pasiekti krūtinės ląstą. Jisai nepasiekė. Mūsų tikslas dabar bus atpalaiduoti raumenis ir padidinti amplitudę. Tai yra terapeutų tikslas jo, bet principe pats žmogutis turi dirbti namuose, darydamas rotacijos, lenkimo pratimus. Galima daryti izometrinius pratimus, tai yra su pasipriešinimu. Jeigu terapeutas daro šitokį tempimą, lygiai tą patį gali padaryti pats pacientas, užkabinęs ranką už šičia, paleidęs petį nekeliant. Jaučiasi tempimas, automatiškai amplitudė didėja ir kaklo slanksteliai atsistatys, padarome kitą pusę. Ir kaklo slanksteliai atsistatys į anatominę padėtį. Taip pat raumenys, kur buvo trumpesni, jie pailgės. Nereikėtų bijoti, čia kažkas tai nutrūks, vis dėlto mūsų anatomija yra tokia, kad ten, sako, galima kaklą greitai nulaužti ir iš tikrųjų labai sudėtinga. Va, ir darant šitokias manipulacijas tikrai nieko nereikėtų bijoti. Ten, kaip rusai sako, vastanavili позвоночник, поставили на место, iš tikrųjų taip nėra. Čia yra elementarus sąnarinių kapsulių, toks kaip ir sprogimas, dujų. Va, jeigu mes dabar tą kartotumėm, to trakštėjimo jau nebebūtų. Praeis valanda, jisai vėl atsiras. Izometrinis pratimas. Tai yra, aš laikau ranką, jisai lenkia galvą į mano pusę. Lenkiam. Į kitą pusę. Rotacija. Sukam. Į kitą pusę. Va, tą gali daryti patys. Tai rotacija. Aha, gerai. Lenkimas. Tai yra priešinas, ne? Aiškiai parodo. Priešinas. Stumiu ranką ir galvą. Va, su šitokiais elementariais dalykais mes galim savo labai gerai pagelbėti, kad išvengti tų pačių, pavyzdžiui, nugaros skausmų. Paprasčiausiai reikia netingėti ir darbuotis. Ačiū dėmesį.